Seniai mylėt nustoj. Alio. Labas, Daiva. Labas, o Jėzau. Marius tau skambina. Iš kur? Koks? Iš Vilniaus. O tai aš pažįstu tave, ar ne? Buvo, man atrodo, susitikę mes klube. Kur? Nu, žiūrėk, esmė yra dabar, aš noriu tau kai ką pasakyti. Aš nenoriu pasakyti, kur mes susitikom, ką aš jaučiu tau ir panašiai. Aš tiesiog turiu tau keletą žodžių. Na. Supranti, man nieko netrūksta, man ir mano berniukam nieko netrūksta. Nu. Pažvelk į nerimą dienos, ar nori išvaduoti jie nuo kančios sunkios. Tu tarytum esi tarp debesų ir oras nuo jausmų įkaitęs ir iš horizontalių ten viskas pasikeitė. Kalbėk, prašau, netylėk. Gali manim tikėt, užteks tau kentėt. Kalbėk, prašau. Ką pasakyti? Aš nežinau, ką pasakyti. Sakyk, tai kaltas ruduo, kuris lyg akmuo seniai mylėt nustojo. Ne, aš nediktosiu eilių. Aš ir mano berniukai šiandien lyg ant bangos. Kiekvienas žino, kiekvienas skaitęs, kad geruoju tai gali nesibaigti. Nu, tai prisistatysiu. Marius mano vardas. Marius, aš tavęs nepažįstu, Mariau. Čia aš tas, kur verkia lietumi. Kodėl kvepėt nustojo, vėl pievos medumi? Nerimtai, baigsiu čia juokaut. Vakar pametė mano buto raktus. Neieškok. Gerai, kad ne mašinos. Neieškok, rask naujus savo namus. Atsakyk man. Taip, kas čia skambina, aš nepažįstu, Marius iš Vilniaus dar to labiau. Atsakyk man į klausimą. Nu? Kodėl žydra dangaus riba jau paukščiai iškeliavo? Baig, tu čia tas eilės diktuot, prisistatyk, iš kur? Aš iš Marius, iš Palangos. Tai gal iš Klaipėdos dar? Nu, šalia Klaipėda. Negali būti. Kaip tu manai, ar išdrįsi būti kitokia nei visi? Ar išdrįsi nebijot mylėti ir nebijot svajoti ir klyst ir būti su manim? Su tavim ne, bet šiaip išdrįsiu. Kodėl tu mane skaudini? Neskaudini, aš tavęs nepažįstu. Nu, aš sakau, aš Marius, esu iš Palangos. Man įdomu, aš nepažįstu iš Palangos, ne iš Vilniaus. Aš esu matęs tave 2-3 kartus. Kaip? Kur? Facebook'e. Oho. Taip ant sienos dar esu laiką uždėjęs. Nemačiau. Nematėjai. Nu, tai pasižiūrėk, skambinu su gerais ketinimais, prisipažįstu, čia daug kažką galvojau, ką pasakyti, rašiau visą dieną, o tu mane taip išpeiki, kaip tu gali. Ne, čia rimtai, ar čia juokas, ar kas čia, aš nežinau, nes aš iš viso, aš net nepažįstu tavęs ir nesakyk, kad tu Marius iš Vilniaus, ar iš Kauno, ar iš Palangos ir panašiai, nes aš tavęs nepažįstu. Tai... Ir dar čia man paskambinęs eilės diktuoja. Ko tu reikia ant manęs? Aš nereikiu, aš šiaip mėgstu garsiai šnekėt. Tai nurimuk, nes tau labai netinka. Negali būt. Taip. Maniakas čia gal? Maniakas. Ne maniakas, aš tiesiog įsimylėjęs tave norėjau pasakyti keletą gražių žodžių. Įsimylėjęs, taip. Taip? Netikiu. Netikiu. Tai ką tu baisi kaip traktorius? Kaip sakai? Sakau, ar atvarysi į Nidą? Ne. Ok. O kodėl? O ką aš ten veiksiu? Šoksim. Kur? Valiavosim. Ar radistų gimtadienį? Ne. Kaip? Radistų gimtadienį? Būt, tats. Biški pašoksim, biški eisim pasimaudyt ir smagu bus. Ne, gimtadienį jokių šokų, jokių baliavojimų. Tai tu 12 dabar esi? Ne. 11, tai tavęs iš namų neišleidžia dar. Jo. Ir gerai daro. Taip. Labas, tave trukdo radijos stotis ZIP-FM iš Vilniaus. Ardistai Jonas ir Rolandas. Labuka. Labas. Čia taip, kad aiškumo įnešti mūsų pokalbį. Taip. Aš taip ir žinojau. Aš taip ir galvojau, nes man girdėtas balsas buvo. Kad čia juokai ir panašiai. Sakai, negali taip teisybė būti, ne? Taip, čia labai galvoju retai, kada būna. Supratau. Tai ką, gerą vakarą tau ir iki. Ačiū, iki. Iki.